Tai šiandieną tada pakalbam apie antros pakopos pensijų pinigus, o antroje laidos dalyje pakalbėkime apie nerimą dėl Donaldo Trumpo sveikatos. Sakyčiau, kad svarbiausia šios savaitės, pastarosios savaitės naujiena visgi yra klausimas dėl LRT. Kultūros komitete vyksta toliau svarstymai. Tiesa, juose nebegali dalyvauti mūsų kolegė Birutė Davidonytė, kurią Kęstutis Vilkauskas panūdo išmesti. Bet kadangi daug kalbėjome pastaruoju metu tiek apie protestus, tiek kovą dėl LRT ir žodžio laisvės, užtek gal pasakykime tik tai tiek, kad šį šeštadienį, balandžio 25 dieną, katedros aikštėje 16 valandą vyks šeštasis mitingas ir tikėkime pats didžiausias, jis ir daromas savaitgalį tam, kad atvyktų kuo daugiau žmonių. Redakcija prisideda prie šio mitingo organizavimo. Ateikite ir pareiškite savo nuomonę apie žodžio laisvės svarbą, turbūt taip. O pakalbėti siūlau tema, kuri galbūt net nėra kažkoks įvykis, bet visgi įdomus ir svarbus, man atrodo, toksai momentas praėjusią savaitę nutikęs. Turbūt reikėtų sakyti taip, kad žmonės, kurie šiemet per pirmosius 3 mėnesius nusprendė atsiimti antrosios pakopos pensijų pinigus, pastaruoju metu pradėjo gauti tuos pinigus į savo sąskaitą. Ir mačiau daug visokių skirtingų skaičių, bet turbūt dažniausiai pasikartojantis ir greičiausiai teisingas yra, kad savo pinigus nusprendė atsiimti apie 550 000 vartotojų, pensijų kaupėjų, tai apie 500 000 žmonių. Suma jiems išmokėta yra apie 2,9, tai yra 3 milijardai eurų, maždaug 3 milijardai eurų. Jo, nes dar 2,9 su kažkiek ir 55 milijonus atsiėmė tie, kurie sakė, kad mums užteks 1/4 tos sumos ir liko kaupti toliau. Taip, tai žodžiu 3 milijardai eurų, 500 000 žmonių atsiima. Mačiau tokią išvestą statistiką, kad maždaug vienas žmogus statistiškai atgauna apie 5600 eurų, tai šiaip tai nėra dideli pinigai. Televizijos naujienų portalai rengia reportažus apie tai, ką perka žmonės. Tokio tikro tyrimo sociologinio aš nemačiau, bet iš tų gatvės apklausų, kai kalbama su žmonėmis, kurie atsiėmė pinigus ir kažkur išleido, susidaro įspūdis, kad žmonės perka ten televizorius, buitinę techniką, skalbimo mašinas, drabužius, grožio paslaugas, keliones ir taip toliau. Socialiniuose tinkluose ir šiaip viešoje erdvėje buvo turbūt visko ir juoko, ir pasišaipimų, ir pykčio, ir sakyčiau netgi tokio galima jausti iš kitų bendrapiliečių nusivylimą dėl kai kurių žmonių finansinio neraštingumo. Ir pagalvojau, kad nekartotume tų bairių ir nesėdėtume čia taip kaip išmintingieji kurmiai, kurie skaičiuoja ir nesišaipytume iš kitų žmonių. Pabandysiu klausimą suformuluoti taip. Ką tu patartum žmonėms, kurie visgi nusprendė atsiimti antros pakopos pensijų pinigus? Kaip su jais pasielgti būtų protingiausia? Patarčiau neatsiimti, bet jeigu jau atsiėmė, tai vienas galas iš principo, ką jie su jais darys, nes nieko gero sugalvoti neišeina. Kadangi šiemet arba net kažkur šiuo metu sukanka vienam tokiam herojui Mikei Pūkuotukui 100 metų, nes Aleksandras Milnas išspausdino apie Mikę Pūkuotuką 1926 metais knygą. Ir yra tokia viena vieta, kur Mikė Pūkuotukas sako, tai dabar aš pasėsiu korį, tai iš jo išaugs labai daug medaus. Maždaug taip galima pasakyti, Mikės Pūkuotuko lygio žmonės pasėmė tos savo, galbūt ne visi po 5 000, kiti gal 2-3 tūkstančius, kiti galbūt ir 10 000 turėjo skirtingas tas kaupimas, tai iš tiesų nėra, ne visi pirko televizorius, sportbačius ir skalbimo mašinas arba padėvėtus automobilius. Yra žinių, bankai turi žinių, kad kai kurie į gyvybės draudimą investavo žmonės, kitaip sakant, ieškojo investavimo alternatyvų, galbūt į fondus, gal dar kažkur,
Tai, žodžiu, ne visi pinigai išeina pavėjui, šiaip tai aišku, jeigu tu perki drabužių arba buitinės technikos, tai realiai atsitinka vienas labai blogas dalykas. Visi tie pinigai išeina iš Lietuvos. Tai vat šito niekas, kaip ir ne, man atrodo, išskyrus Jekateriną Goviną, kuri apie tai kalbėjo, kad mes ne šiaip paleidžiam tuos pinigus į rinką, įmetam 3 milijardus, čia tuos skaičius, kur tu sakėjai, jie yra balandžio 15 dienos, gegužės 1 jie turbūt bus didesni. Ir dar reiktų pasakyti, kad tie skaičiai rodo vyriausybės planavimą ir prognozavimą. Premjeras sausio mėnesį sakė, kad atsiims 20% žmonių, tai tie tavo paminėti 550 000 yra lygiai 40% ir matyt, kad bus šiek tiek daugiau. Reiškia, vyriausybė neturėjo supratimo, kas bus. Buvo toks rusų ministras pirmininkas Jelcino laikais, kuris kalambūrais kalbėdavo, tai vienas jo kalambūras buvo: norėjom kaip geriau, išėjo kaip visada. Ta prasme, buvo aišku, kad šita valdžia jau ateidama tą žadėjo. Įstatymas priimtas seniai, buvo aišku, kad taip ir bus. Tai, tokia vyriausybė, kuri orientuotųsi, turim dabar krepšininką Tubelį, tai buvo Tubelis su ilgaja ministras pirmininkas, kuris buvo reto taupumo žmogus, centų neišleisdavo valstybės be reikalo. Tai jeigu būtų ministras pirmininkas Tubelis, Smetonos laikas po Voldemaro jisai buvo vedęs Smetonienės seserį, labai gražią moterį, daug kalbų mokėjusią. Tai jeigu būtų ministras pirmininkas Tubelis, ką jis būtų sugalvojęs? Yra gynybos obligacijos. Jų viršus yra 2%, labai mažai gali uždirbti, ar ne? Bet kur į akcijas lietuviškas nusipirkęs uždirbsi daugiau per metus. Tai paleiskim už 4% gynybos obligacijas. Reikia gynybai pinigų, ar ne? Tegu žmonės, tuos pinigus palieka čia. Turim valstybinių įmonių kaip Ignitis, kaip geležinkeliai, jie skolinasi ir apyvartinių lėšų, ir investicijoms skolinasi bankuose, turbūt už kokius 5, 6, o gal ir 7%. Tai kodėl nepadaryti instrumento, kad žmonės galėtų paskolą suteikti valstybinėms kompanijoms, ar ne? Tai kad padaryti, kad tie pinigai liktų Lietuvoje. Dabar jie iš esmės eina buitinės technikos gamintojams, Nike, Adidas ten ir visiems kitiem, Hugo Bossui, Chanel ir taip toliau išeina iš Lietuvos. Tai yra blogai, plus tuo pat metu įsuka tą spiralę. Apskritai vyriausybė, Seimas priėmė, vyriausybė nuo reikalo nusiplovė. Ta prasme, ar tu girdėjai, kad koks ministras finansų, pavyzdžiui, arba ministrė pirmininkė būtų išėjusi į televiziją ir pasakiusi: būtų gerai, kad žmonės atsiėmė tos pinigus, juos investuotų ten ir ten. O dabar iš tiesų, ką tu su 5-6 tūkstančiais gali nuveikti? Tai man atrodo, kad daug kam bus tokių traumų, nes labai mažai, turbūt visam pasaulyje, net Amerikoje žmonės nemoka elgtis su pinigais, kai buvo ten galimybė, pavyzdžiui, daug kredito kortelių turėti, ką darydavo žmonės. Vieną kredito kortelį išnaudoja, permeta iš kitos kredito kortelės kredito pinigus, moka ten didelius procentus. Vieną skolą padenginėja kitą skolą ir panašiai. Tai čia irgi panašus principas. Žmonės gyveno, tarkim, nuo algos iki algos ir dabar jie gavo 5 000, arba 4, ir jie pasijuto milijonieriai. Bet po savaitės jie supras, kad tų pinigų nėra. Koks dar vienas negeras dalykas atsitiko? Jeigu atsiėmė pinigus 50 metų, 60 žmogus prieš pat pensiją,
tai jie su tuo instrumentu netiek daug buvo prikaupę, ar ne, nes tie instrumentai atsirado kažkada prieš 20, kiek čia, 30, panašiai metų, ar ne? Blogai, kad tuos pinigus atsiėmė jauni žmonės, kurie kaip tik turėjo progą padidinti savo pensijas ir jie tą progą nepasinaudojo. Man tai yra dar vienas toks keistas dalykas, kuris nieko gero nesako apie apskritai žmogišką prigimtį. Tarkim, juk niekas nevertė kaupti antroji pakopai. Juk prievartos nebuvo. Aš, pavyzdžiui, nekaupiau. Tu neturi antros pakopos? Neturėjau antros pakopos ir galbūt padariau klaidą, nors aš tai primečiau, man tuo metu buvo turbūt gerokai virš 40, aš tai primečiau, kad nedidelis laiko tarpas, plus žinodamas, kad turiu galimybę blogiausiu atveju gauti signataro rentą, tai pagalvoju, čia buvo... Kurios tu neėmė? Kurios gali imti tik tada, jeigu nedirbi, nieko daugiau. Tai pagalvojau, kad geriau aš dabar leisiu tuos pinigus. Ta prasme, niekas nevertė. Žmonės visi susirašė ir dabar, kaip manos iš dangaus laukia socdemų sprendimo, kad duotų jiem pasitaiškyti tais pinigais. Man tik tai gaila žmonių, kurie jų dabar tokia aukso valanda, ar ne, toks aukso lietus, ar net trumpai, bet dažnai būna taip, pasirodė debesis. Man tai žmonės primena mano vieną dukrą, vyresnėje dukrą, tais laikais sovietų okupacijos metais nebuvo prekių, ar ne, ir aš kažkur gavau vaikui tokį lietsargį nupirkti, vaikišką. Ir mes išėjom į pasivaikščioti į miestą ir vaikas visą laiką dairėsi į dangų, ten švietė saulė, nebuvo nei vieno debesėlio. Ir tai pamato kažkur pilką debesėlį, sako, man atrodo, kad netrukus lietus bus, jei buvo 3 ar 4 metai. Tai man dalis tų žmonių irgi va taip debesėlis pasirodė, man atrodo, auksinis toks, man atrodo, kad bus aukso lietus. Biški pakrapnojo, ar nepakrapnojo ir vėl sausra bus. Tai ta prasme, aišku, politikai pasinaudojo tą žmogaus silpnybę. Tai yra toks negeras, niekšiškas požiūris, maždaug, aš pabuvau geras, ne savo sąskaitą, man nieko tai nekainavo. Ir plus dabar jie bus dar piktesni ir galbūt dar labiau mane mylės, nes lauks ko nors panašaus. Tik dabar jau galbūt valdžia turės suorganizuoti ką nors. Tai čia jeigu ant ko galima pykti ir iš ko šaipytis, tai pykti galima ant Nausėdos, kuris pirmas paleido tą virusą. Tiesa, jis sakė 25%, socdemai nusprendė, kam čia smulkminti, reikia visus atiduoti. Tai juos reikia, jeigu ką ir kritikuoti, tai reikia Nausėdą ir socialdemokratus kritikuoti kaip tuos neatsakingus veikėjus, kurie sugadino 100 tūkstančiams ar gal ir 10 tūkstančiam žmonių pensijas, nes ypač tiem jauniem gali būtent šito ir pritrūkti, nes jeigu primesime, kad gimstamumas mažėjo 34 metus Lietuvoje jau, tai vadinasi dabartiniai 30-mečiai išeis į pensiją tuo metu, kai jų pakeisti vietoj 1 ateis galbūt 0,6 arba 0,7. Vadinasi, apskritai Lietuva artėja prie momento, kurio valdžia neakcentavo. Dabar mes išgyvename aukso amžių, nes mūsų atlyginimai vijosi vakarų Europos šalių atlyginimus, vidurkius, minimalius ir taip toliau. Ir tas garantavo, kadangi nuo atlyginimo sodrai atskaičiuojami pinigai, apie 20%, ar ne, tai sodra kasmet gauna
gerokai daugiau pinigų negu pernai. Ir tas leidžia didinti pensijas 10-12% kasmet, bet šitasgi nesitęs amžinai. Kai mes pasieksim Vokietijos, Prancūzijos, Liuksemburgo galų gale ar Šveicarijos lygį algų, tai algos užsifiksuos ir daugiau nekils. Kils 2-3% į metus, vadinasi, pensijos pradės atsilikti nuo pragyvenimo brangimo. Bus 2% augimo, o infliacija, tarkim, bus 4 ar 3,5 ir pensininkai pradės atsilikti. Tai va tas priedas, ta pagalvėlė iš antros pakopos, tiem žmonėms labai daug prisidėtų prie to, kad jų gyvenimas nesuprastėtų taip ryškiai, kad jie negrįžtų iš esmės į mūsų pensininkų laikus, kai jie gyveno, pavyzdžiui, krizės metais arba tuoj po krizės. Tai iš esmės šiaip žmonės reikia mylėti, jų silpnybės reikia mylėti ir, pavyzdžiui, kai aš cituoju Mikę Pūkuotuką, man labai smagu yra, jeigu pasėsi korį, tai išaugs, jeigu aš pasėsiu korį, tai išaugs daug medaus. Ir visi šypsomės, ir jeigu tu pasėsi korį, tai korys supūs žemėje. Taip. Beje, Mikė Pūkuotukas, man atrodo, kadangi visai nesenai teko skaityti vaikams, skaičiau jį ir ne vieną kartą, ir dar eilėraščių rinkinys, tai šiaip labai rekomenduoju tėvams, kurie augina mažus vaikus, tai yra išskirtinai aukštos kokybės meno kūrinys, man atrodo, ir labai tinkamas praturtinti vaiko pasaulį. Tai čia toksai trumpas nukrypimas. Aš norėčiau sudėlioti kelis akcentus, kurie man atrodo yra svarbus. Tai vienas, šiaip galima į visą šitą antros pensijų pakopos kaupimą tiems, kurie dar neapsisprendė, yra žiūrėti visiškai kitaip. Ar jūs norit, kad kiekvieną mėnesį valstybė tau duotų po 30 eurų? Kiekvieną mėnesį tau duoda valstybė po 30 eurų. Tiesiog, už nieką. Netgi jeigu bandytume žiūrėti plus privalumus, turbūt, kad dalis žmonių bandys tos pinigus kažkur investuoti, tai aš nesu ekonomistas, čia turbūt reikėtų tiesiog sėsti ir skaičiuoti, bet manau, kad netaip paprasta būtų kompensuoti praradimą tą valstybinės dalies, kurios tu atsisakai atsimdamas. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas, aš norėčiau akcentuoti vieną viešoje erdvėje labai paplitusią ir dažnai kartojamą priežastį, kodėl verta atsimti. Sako, tu čia, žiūrėkit, statistiškai vyrai gyvena 67 metus, šiaip žmonės Lietuvoje, kiek, man atrodo, 72 metus gyvena. Daugiau. Man atrodo, 72 yra vidutinis amžius. Ne, 76 ar 7 yra Lietuvos moteris ilgiau, vyrai tikrai traukia biškai daugiau negu 67 ir šiaip jau tų žmonių, kurie atsijėmė, tarkim, 30-mečiai arba 35 metų, jie tikrai gyvens vidutiniškai, ta karta ilgiau gyvens. Noriu paplėtoti šitą dalyką, kad sako, tai man reikia gyventi dabar, šią dieną, o ten, kai bus, aš nedagyvensiu. Tai kas, jeigu aš mirsiu kaip statistinis vyras 67 ar 8, tai reiškia tik tai 4 metus gausiu tą pensiją ir taip toliau. Šiaip, man atrodo, tai yra visiškai nesąmonė, nes statistika yra išvedama kaip ir krepšinėje. Per vienas rungtynės tu nepelnai nei vieno tritaškio, per kitas 7 įmetei. Tai ir miręs vyriškos lyties vaikas ir senolis sudedama į tą pačią statistinę vienetą. Avarijose žuvę, gaisruose nuskendė. Ir čia yra labai svarbus dalykas, kad vėlgi statistiškai, jeigu tu sulaukai pensinio amžiaus, tai greičiausiai tu dar papildomai gyvensi 15-17 metų, moteris 20 metų. Tai reiškia, kad ta jaunystės rizikos grupė praėjęs dėl avarijų, dėl visokiausių kitokių dalykų, dėl ligų, praėjęs ir sulaukęs pensinio amžiaus, tu greičiausiai gyvensi dar 17, 15, 20 metų. Aš pasakysiu, kiek mano tėvas gyveno. Plus 27 metus, nors tiesa tada 60 išėjo. Jeigu išeitų kaip dabar, tai plus 22 metai. Tai mano tėvas. Taip. 10 metų Sibire, traktoristo darbas, kretant rusiškuose traktoriuose ir šuntavimą ir taip toliau. Tai kadangi jis nenuskendo, nežuvo Sibire, nepateko į kokią autoavariją, tai jis išgyveno 87 metus. Tai galime įsivaizduoti, kiek tie, nežinau, kurios čia Y ar kokios ten kartos ar X kartos žmonės, kiek jie gyvens. Tai iš esmės
90 metų turbūt dabartiniam 30-mečiams yra norma ir mes dar nežinom, ką medicina ir farmacija per tą laiką sugalvos, kad pratemti tą amžių. Palinkėkim žmonėms, kurie dar svarsto, ar atsimti ar neatsimti, priimkit protingą tiesiog sprendimą ir galvokit apie savo ateitį, ne kažkokie patenkinti žmogiškas silpnybės čia ir dabar. Kad apskritai toks turėtų kiekvieną žmogų, nepriklausomai čia jau nuo išsilavinimo, nuo ideologijos, žmogui turėtų ateiti supratimas, kad mūsų gyvenimo negali pagerinti nei staiga nukritę 5000, nei netgi 50 000, netgi ko gero ir 500 000 nepakeistų, todėl mūsų gyvenimo gražumą užtikrina, kaip pasakyti, gyvenimas pagal savo gebėjimus, gabumus ir gaunamą atlyginimą ir kad daugiau naudos yra, kad aš pradėsiu uždirbti daugiau. Ta prasme, stiprini savo tą bazę po truputį. Bazę, kad kiekvieno namo pagrindas yra pamatai. Jeigu pamatai yra prastai išlieti, namo sienos skilinėja, griūva, stogas išsiklaipo ir taip toliau. Ta prasme, kad nes čia vėlgi esam kažkada apie loterijų pinigus kalbėję, kad labai yra mažai laimingų atvejų, kur žmonės net milijonus laimėjo ir praeina ten prisimenu, kažkada Lietuvos rytas rašė apie lietuvį, interviu su juo darė, kuris buvo prieš krizę išlošęs turbūt didžiausią sumą Amerikos istorijoje, $880 milijonų. Ir kai jau dabar amžinatilsi reporteris Lietuvos ryto Alksninis nuvyko pas jį į namus imti interviu, jis sako, ką, kepus pats kiaušinienė užtenka, duonai užtenka, bet, sako, daugiau yra šakas. Prasidėjo krizės, prisipirkęs buvo namų, nekilnojamo turto ten, giminėms perpirko to turto, dabar išeina į gatvę, jis namą negali parduoti, nes net ir kritus kainoms pirkėjų nėra. Tai džiaugiasi, kad kiaušinių dar užtenka išsikepti pusryčiams. Tai pamatų nebuvo, ar ne? Pamatai yra mūsų kasdienis triūsas, kuris be to dar daug dievė, kad kiekvienam žmogui teiktų ir džiaugsmą, kad tai būtų, kad darbas teiktų malonumą. Taip. Na tai kaip čia mes kiek moralų prisakėm. Taip, bet visai man atrodo gal, jeigu bent vieno žmogaus nuomonė. Aišku, jeigu daug ką suerzinom, tai tą reikia pripažinti. Pasakykim taip, tuos, kuriuos suerzinom, tikrai nenorėjom, tikrai žiūrim. Iš esmės yra, jeigu žmogui taip yra geriau, jeigu jis patyrė džiaugsmą, katarsį, ir tai yra gerai. Mes tik kalbam apie tai, kad to katarsio gali būti daugiau. Taip. Maestro Justelį, junkit muziką, einam prie Blico. Seimo nariai Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas pranešė paliekantis valstiečių frakciją Seime, tai yra valdančiąją frakciją, abu žada dirbti mišrioje Seimo narių grupėje, žinant, kad pastaroji, tai yra mišrioji Seimo grupė, vis tiek dažniausiai palaiko valdančiųjų sprendimus. Ar tai gali sumažinti valdančiųjų įtaką? Ne, aš tik tai juokais pasakysiu, prisiminiau daugumą sociologinių apklausų, kad daugiausia rinkėjų balsuotų už tą partiją, kurios nėra. Mišrioji grupė dabar yra turbūt, kad didesnė už antrą valdančiąją partiją, už Žemaitaičio partiją. Tai, ko tik ten nėra. Nuo antivakserio Vėgėlės ir antivakserio Jankūno iki vakcinavimo skiepijusio premjero ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio. Ten ir Fiodorovas, ir Anas, ir trečias, ir ketvirtas, žodžiu, tai toks. Čia šiaip gera tema, mes kadangi esame internete, o YouTube įprasta daryti galėtume padaryti top 10 geriausių mišrios grupės Seimo narių.
Reiktų kada panagrinėti. Aš kartais pagalvoju, kadangi esu buvęs vieną kartą politikoje, ar ne, ir aš galvoju, kaip eiti į tą mišrią grupę. Ir tarkim, kadangi ten odiozinių figūrų labai daug būna, ar ne, tai ir Sinica ten su Zuoku, bet jie yra ten, ko tik ten nėra, ne, visokių. Ir galvoju, o jeigu aš nenorėčiau eiti į tą mišrią grupę, išmest manęs iš Seimo negali, ar ne, nes aš turiu mandatą tautos. Tai aišku, baustų ten kažkaip turbūt į komitetą negalėtum patekti, į jokį, ten dar kažkas, ten būtų, bet man būtų britku būti toj mišrioj grupėje apskritai, ypač kai dabar dar padaugėjo tokių veikėjų. Galėtų pavadinti tą grupę, mišri tai tokie biškiai su balta mišrainė asocijuos, galėtų pavadinti Babelio politinė grupė, Babelio bokšto grupė. Režisierius Karolis Kaupinis atkreipė dėmesį, kad gegužės 2-ąją minint Lenkijos išeivijos dieną Vilniuje vyks Lietuvos Lenkų tautinės mažumos eitynės, kuriuose dalyvaus Gžegožas Braunas. Lenkijos veikėjas, iš esmės pasisakantis už pasitraukimą iš ES ir NATO, prorusiškas veikėjas. Kaip turėtų reaguoti Lietuva? Tai dar pridėkim, kad tai yra antisemitas, jo juodas antisemitas, ką jis ten sulaužė menorą, ar ne, per vienus žydų naujų metus ir tai padarė ar ne Seime tik tai. Tai iš esmės su kuo jį galima lyginti, tai prie Šustausko pridėkim Žemaitaitį, tai kažkas, gal dar Gražulį primeskim, tai yra Braunas, mano galva, kad Lietuvos užsienio reikalų ministerija turėtų uždrausti, perduoti policijai, kad neįleistų jo į Lietuvą, nes čia negerai bus, net Kačinskis ir jo partija laiko distanciją nuo jo, ten partija yra Lenkijos karūnos partija, ar ne kažkaip tai. Tai netgi Kačinskis, kuris šiaip jau yra, žinant, kad Navrockis blokuoja viską, ką vyriausybė padaro, net Kačinskis nuo jo distanciją laiko, tai yra jau toks padaras ir jeigu jisai žygiuos Lenkų kolonos priekyje, tai o Lenkai yra valdančioji daugumoje, ar ne šitą partiją, tai čia daug negerų dalykų eina iš to. Ir plus, kaip pasakyti, ir plus mes, juolab, kad ir plus Žemaitaitį turim valdančioji daugumoje, tai čia labai blogi dalykai. Būtų geriau Lietuvai ir Lenkijai, ir Lietuvos Lenkams, kad Braunas nepasiektų Vilniaus. Švedijos karinės žvalgybos vadovas Tomasas Nilsonas dienraščiui Financial Times sakė, kad švedų duomenimis Rusija klastoja ekonominius statistinius duomenis ir gyvena, cituoju, skolintų laiku. Švedai skaičiuoja, kad Rusijos biudžeto deficitui padengti reikėtų, kad Uralo naftos kaina visus metus išliktų aukštesnė nei $100 už barelį. Kokias mintis tai kelia? Čia Švedijos žvalgyba tokia polišinelio paslaptį atskleidė. Žmogui, kuris bent kartą į metus atsiverčia kokius tai ekonominės, statistinius duomenis oficialius Rusijos, nesvarbu, kad jie ten falsifikuoja. Yra du skaičiai. Pirmas tai yra bazinė palūkanų norma, Rusijos centrinio banko yra 15,4. 6 ar kažkiek, tarkim. O oficialiai infliacija 5,6. Tai klausimas, kodėl jūs smaugiat verslininkus, kai infliacija tokia maža yra, užtektų 7, maks 8 ir taip toliau. Šiaip jau bankai prisideda savo maržą. Tai vien šitie du skaičiai sudėjus rodo, kad Rusija meluoja. Tai Švedijos žvalgyba, analitikai sėdi, bum primetė ir sako, meluoja. Tai klausimas, kodėl Lietuvos žvalgyba to nepasakė. Niekam į galvą netėjo. Nes pas mus yra viskas slapta. Šį kartą neturėsiu klausimų iš serijos rimta ar juokinga, nes visa laidos antra dalis bus apie Donaldą Trumpą. Tai šitą pasilikim. Todėl paklausiu kitaip. Prancūzijos prokurorai, atliekantis tyrimą dėl to, kad socialinio tinklo X, tai yra buvęs Twitteris,
algoritmai buvo naudojami kištis į Prancūzijos politiką, kviečia apklausai Eloną Muską. Kiek rimtas toks prancūzų bandymas pažaboti socialinių tinklų kišimąsi, amerikietiškų socialinių tinklų kišimąsi į Europos politiką? Nu, kaip čia? Mastau taip, ar ne, kaip Bridgita Jones, kai atėjo į darbą televizijoje ir ten į visokius soft reportažus turėjo daryti, tai prodiuseris atsisėsdavo ir sakydavo, suraukęs, ką mastau taip. Eini su trumpu sijonu, ten lipi ugnegesių ten toj troboj ant to stulpo, į antrą aukštą filmuoja ir taip toliau. Nu, problema yra, ar ne? Kišimasis per socialinius tinklus yra pasiekęs kraupų lygį. Rumunijoje netgi buvo sustabdyti prezidento rinkimai, iš esmės, dėl to, kad ten telegramus ten ir nebūtinai per Masko Twitterį, X-ą. Tai mes kaip tik dabar turėjom 2 užblokuotus žurnalistus Lietuvoje, Indrė Makaraitytė ir Šarūną Černiauską, kurie prisidėjo prie protestų ir jie buvo kuriam laikui eliminuoti. Tai iš esmės turbūt beveik spėju, koks politikas valdančiosios daugumos tą padarė, koks politikas turi daugiausia vietnamiečių savo sekėjų, tarp savo sekėjų. Tai... Vietnamiečių ir lietuvių politikas. Jo, vietnamiečių, jo. Vietkongo politikas. Vietkongo aušra. Vietkongo aušra. Tai duok dieve, kad Prancūzija parodytų pavyzdį, nes šitaip galima eliminuoti ne tik, kad porą žurnalistų eliminuoja, žurnalistam blogai, ar ne, tiem 2, ar ne? Aš irgi esu buvęs karo pradžioj, turbūt per pirmą pusmetį, pirmą kartą, kai per buvimą Facebook'e, turbūt 3 kartus buvo ten dienai, savaitėj ir dar kažkiek ten užbanintas, ar ne? Bet valstybę taip galima eliminuoti. Ir tai juokai yra menki ir socialiniai tinklai, kurie iš esmės generuoja šėtoniškai didelės pajamas, tai arba jie neturėtų to stabdymo daryti pagal kažkokius tai pranešimus, arba jie turėtų tikrinti. Tikrinimas kainuoja. Reiškia, jie nori savo pelno mažinti, jeigu, koks skirtumas, jeigu yra norinčių blokuoti, tai tegu blokuoja. Tai visada yra precedentas ir Amerikos teismuose, gaila, kad Lietuvos teismuose taip nėra, teisėjas sako, teisiu pagal 1975 metų Pensilvanijos valstijos, ten Filadelfijos teismo tokį ir tokį nutarimą. Tai turi būti precedentas. Grįžkim prie laidos. Įprastai pokalbį temos pristatymą pradedam nuo faktinės medžiagos, nuo faktinio konteksto ir tada nuo jo atsispyrę bandom pakontempliuoti, bet kai kalbam apie JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir jo pradėtą karą Irane, yra sudėtinga netgi atsekti, kurie čia tie faktai, nuo kurių galima atsispirti, nes viskas plūduriuoja kaip lelijos ežere. Pelkėje atsispirti nėra nuo ko. Tai va, ir aš galvoju, turbūt pabandžius suvesti į vieną sakinį, kas nutiko per pastarąją savaitę, reikėtų sakyti, Trumpas ir vėl paskelbė eilinę pergalę, visišką pergalę prieš Iraną, paskelbė visiškai atblokavęs Hormuzo sąsiaurį, Iranas visą tai paneigė ir mes dabar esam tokioj padėty, kad ir kaip tai skambėtų, Irano ajatolų pateikta informacija skamba tiksliau negu JAV prezidento. Ir galvau, kokiu kampu būtų galima į tai pažiūrėti, juo labiau, kad kyla kalbų ir apie Donaldo Trumpo tą psichinę sveikatą, jo psichinės sveikatos būklę ir kokioje stadijoje iš tikrųjų jis yra. Aš priminsiu, kad mes prieš 2 mėnesius šitoje laidoje bene pirmieji pradėjome apie tai kalbėti, kad kažkas keičiasi jo elgsenoje, bet galvodamas, kokį čia kitą kampą, kokiu kitų kampų apžvelgti šitos įvykius, pasiūlysiu pradžiai tokį mankštą pratimą. Įsivaizduokim, neduok dieve, kad atsitinka tokia nelaimė ir tu atsibundi Donaldo Trumpo rėmėjų. Kaip bandytum įtikinti save arba kaip veiktų tavo mąstymas, kaip veiktų Donaldo Trumpo rėmėjo mąstymas, bandant įtikinti save ir aplinkinius ir bandant paaiškinti, kas vyksta Irane. Kaip žiūrint iš Trumpo rėmėjo perspektyvos
galima rasti tą kažkokį genialų šachmatinį planą Irane? Eina savo, kad fainą temą palietė. Tai pirmiausia, ta tema jau mano amžiaus vyrams, turbūt ir moterim, nežinau, bet kadangi esu vyras, tai galiu tik apie vyrus kalbėti. Mano amžiaus vyrams iš mano aplinkos, ne iš aplinkos, iš visų buvusių aplinkų, kadangi ilgai gyveni, esi praėjęs daug aplinkų, pastebiu, kad labai daug vyrų yra patyrę nušvitimą. Ir aš žmonos klausiu, dažniausiai susijęs su rytų religijom, rytų apeigom, arba ten sportais kokiais, tai chi ten, ar dabar yra kuksando, ar panašiai. Ir žmonos klausiu, velnias, kada aš patirsiu nušvitimą, jis sako, geriau nereikia, ar ne? Tai atsakysiu tavo klausimą taip. Jeigu, tarkim, mane ištiktų nušvitimas šį vakarą, ne, arba naktį, ir paryčiais aš atsibundu toks tikras trampistas, kaip tas, kuris prieš savaitę LRT Lietuva kalba laidoje visur matė tik Trumpo pergalės, toks politologas nematytas, negirdėtas, visur matė Trumpo pergalės, viskas numatymas, toks atsibundu. Tai man nieko savo įrodinėti nebereiktų, nes aš persikelčiau iš racionalaus žmogaus, nuolat viskuo abejojančių, besikabinėjančių, aš atsibusčiau tikinčių žmogum. Aš žinočiau, kad viskas, ką daro Trumpas, yra jam žinomas, yra viską apskaičiavęs. Jis ten galutinai ten, kur ta tunelio šviesa jau biški brėkšta, ar ne, jis jau mato, kaip ten bus. Iš tikrųjų, man belieka jo tikėti, plot ir kalt per kryžiaus leftistus visokius, spardyti. Kad nesulaukė tos šviesos. Jos subinės, jų durnumą demaskuoti ir piktintis, nežinau, Dovydu, kuris nušvitimo nepatyrė, ten išspirt Davidonytę iš visur, Igno Kinčino ir taip toliau. Tai žodžiu, jeigu žmogus patyrė nušvitimą, jis yra tikinčiojo būvį pasiekęs, o tikėjimui įrodymų nereikia. Tai va tuos ir skiriasi, kad racionalus žmogus ir tikintis žmogus, aišku, tai gali sutapti, ta prasme, aš utruoju truputį, bet jeigu tu remiesi vien tik tikėjimu ir neimkim religijos, jeigu tu tiki į politiką, ne, kuri nors, tai tavo tikėjimui nereikia įrodymų. Tu tiesiog tiki, kad taip yra, va taip yra. Kitaip sakant, kad jau mano pats klausimas suformuoluotas taip, kad kaip tu paaiškintum visus įvykius, susietum į planą, jisai jau neteisingas, nes tai bandymas racionalizuoti. Taip, ką kitas tiesiog... Tu bandai iš protingo žmogaus pozicijų paaiškinti, kad maždaug, kad tas žmogus turėtų savo įrodinti. Ne, tu patyrei nušvitimą ir tu esi... aš netgi sakyčiau, kad dabar pačioj Amerikoje procesas eina priešingai. Nušvitimą patyrusiai grįžta į prabunda ir Carlsonas Tuckeris atsiprašinėja Amerikonų. Carlsonas Tuckeris yra irgi toks, kvaiša visiškas, panašiai kaip mūsų ministrė pirmininkė ir kai kurie socialdemokratai, Vilkauskas ten ir taip toliau. Visiškas kvaiša atsiprašinėja amerikiečių, sako, atsiprašau aš jūsų, aš labai daug prisidėjau, kad Trumpas buvo išrinktas, o Jėzus Marija, ką jis dabar daro, ką jis daro su Amerika ir taip toliau. Nežinojau, kad tu užsuksi pokalbį tą temą, bet lyg tyčia, gal sąmokslo teorija kokia, lyg tyčia, išvakarėse, eidamas per YouTube, priėjau prie tokių dviejų Amerikonų, kurie abu trampistai ir podcasto vedėjas trampistas ir svečias, kurį jis pristatė. Neįsidėmėjau pavardžių, man tiesiog patiko jų mąstymas. Jis pristatė savo pokalbininką kaip politikos mokslininką, kuris labai
trumpais keliais sakiniais nubrėžia esmę. Nu ir kokiais esmę nubrėžinėjai, tai du trumpistai kalbasi, ne leftistai, kurie sako, mes tebesam trumpistai, sako, yra siaubas, nes sako, Trumpui užeina vis dažniau pykčio priepuolių. Ir pavyzdžiui, jam niekas nedrįsta tiesiai pasakyti kokio nors dalyko, kurio jo sąmonė nepriima, tai jie nuneša į New York Times, kurį jis skaito ir spausdina, pavyzdžiui, ten, ir tada Trumpas tada spardosi ant New York Times, kad čia prirašyta į tokių dalykų. Ir tas vyras sako, nu panašiai buvo ir su Bidenu, sako, senatvė, atsakomybė, ir senatvė, ir demencija duoda tokį baisų sprogstamą mišinį, kad žmogus nieko neprisimena, ką jis sakęs yra. Pamiršta ir jie irgi kalbėjo apie tai, kad ten vos nenorėjęs atominį ginklą panaudoti prieš Iraną ir kad generolas pagrindinis atsisakė tą daryti. Ir kad ten visi kraupsta, pavyzdžiui, dėl tos Irano taikos, kad jis viską išpliurpia, iš anksto sugadina, bet dylas su Iranu turėjo būti daromas Venso, nes iraniečiai pasitikė Vensu, kuris to karo nenorėjo, ir jie sutiko su Vensu dėrėtis. Bet praėjo diena maždaug, ne Vensai, tu nevažiuosi, važiuos žentas Kušneris ir šitas dylų ir maklių bei varkių meistras Vitkovas ir iraniečiai atgal tada, jie supranta, kas per tipai. Tai jie svarstė irgi, kad vaiko protelis, demencija, pyktis, nervas ir kuris ypač jie atkreipė dar dėmesį, kad naktimis jam užeina, iškita civilizacija sunaikinti Irano ir taip toliau. Tai aš jau nekalbu apie tuos, kurie buvo antitrampistai, kad patys trampistai dabar šiurpsta nuo to. Ir iš tiesų, pavyzdžiui, įvelta Ameriką į tokį karą, iššaudyti smarkų gabalą visų turimų raketų atsargų. Ir svarbių, ta prasme, ne šiaip kažkokios atliekų senų, bet svarbios ginkluotės. Kur buvo lėktuvnešiuose ginkluotė, kuri reikalinga, tarkim, jeigu Kinai ką nors daro prie Taivano, tai su kuo tu ten tada kariausi. Bet man yra kitas dalykas, su tais nušvitimą patyrusiais, ta pati LRT laida Lietuvo kalba, vedėja Tapinienė pradėjo nuo labai gero klausimą. Kiek iš jūsų čia susirinkusių laiko, kad Amerika pasiekė pergalę? Beveik visi, išskyrus turbūt Šešelgytę, dar vienas sau sakė, visi sakė, pasiekė pergalę. O čia nėra tas toksai, žinai, kaip pas mus yra kai kuriomis temomis sunku kalbėti ir kritikuoti Ameriką Lietuvos tam tokiam politiniam, informaciniam elitui yra labai sudėtinga. Atrodo, kad Paviljonio sindromas. Jis supranta, kad Trumpas yra šmikęs, kad nesąmonės daro ir jis bando viską per antrą galą rašyti. Viską gerai daro, reikia remti Trumpą, bet iš čia aplinkui mus tais reikia nuo klaidų apsaugoti. Ta prasme, vyniojama į vatą. Tai ukrainiečiai nebereikalo tą rusų šimtasiūlę pamatė kaip skiriamą į brožą. Vat kuo europietis skiriasi nuo ruso, kad šimtasiūlės nenešioja, nesivinioja į vatą. Šimtasiūlė tai yra tokia karinė medžiaga, į kurią vatos prigrūsta. Tai dėl to ir vadina vatnikais. Taip. Vatuvkė, vatnik, vatuvkė. Tai aš prisimenu dar, mano tėvas iš Sibiro buvo parsivežęs, bet ir taip bent kiek gavęs pinigų nusipirko į darbą eiti kažką kitą, nes matėsi, kad ne jo tas drabužis. Ir čia yra bandymas vynioti į vatą. Aš kaip aš pagalvojau, išdėliosiu savo poziciją,
ką pastaruoju metu stebėdamas tai, kaip pranešinėjama apie Donaldą Trumpą, man atrodo, čia svarbus vienas kontekstas yra, kad Amerikos žiniasklaida yra labai smarkiai pasikeitusi ir tiems, kas neseka, galbūt verta paaiškinti, kad tokios naujienų televizijos, kokia pavyzdžiui yra Panorama, ar ne, yra naujienų televizijos laida, kur vedėja Eglė Bučelytė ar Marijus Žiedas ir praneša esmines naujienas, sudėlioja akcentus ir tiesiog įvykius praneša, reportažiniai įvykiai. Tokios žurnalistikos neabejotinai Amerikoje yra, bet jos vis mažėja ir vis didesnę dalį užima tokie pokalbiai apie įvykius, kokius darome mes. Galim sakyti turbūt, kad mes esam pionieriai arba vieni iš pionierių tokio formato čia Lietuvoje, mes pradėjome tik tai pernai, o Amerikai šitas procesas tęsiasi labai seniai ir jis yra išplitęs į visas televizijas. Ir šitame kontekste, kai nuomonės žurnalistika tampa vis galingesnė, svarbesnė, o įvykinė žurnalistika, ta faktinė žurnalistika, jinai traukiasi, pasidaro labai sudėtinga stebėti politinį procesą, nes atsiranda ta polarizacija ir žiniasklaidoje. Ir ką aš pastebėjau ant savęs, nebūtinai tai tiesa, kalbu per savo prizmę, kad daug geriau suprasti įvykius ir geresnį balsą kalbėti apie Donaldo Trumpo sukurtus įvykius randa komikai. Dėl to, kad Amerikoje yra ta gili tradicija tų vadinamųjų late night show, tai tų vėlaus vakaro show, vakarinių show, kurie eina kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki ketvirtadienio turbūt arba iki penktadienio. Kiekvieną vakarą išeina komikas ir jisai reflektuoja įvykius ir jie deda daug pastangų tam, kad atkirptų gabaliuką esminį, sudėtų su tuo, ką sakė jisai ten, pavyzdžiui, prieš 10 metų, prieš 5 metus. Mes dirba pagal žurnalistikos principus. Taip. Ir jie apie tai kalba su tokiu humoru, kad tiesiog tu supranti, kad jie nemanipuliuoja, kad jie sako tiesą. Ir aš galvoju, kad jie yra, aš daug ne vienoje laidoje čia bandžiau kontempliuoti, kaip reikia iš tikrųjų kalbėti apie Donaldą Trumpą ir jo administraciją, jo politinius sprendimus, kai apie tai nebeįmanoma kalbėti tradicinės žiniasklaidos būdais. Tai ir idealu būtų, jeigu mes turėtume tiek pinigų ir galimybių, tai būtent kalbėti dabar įmetant 2 minutės jo pasisakymą, sudėti visus jo pergalės, grasinimus, atidarysiu Hormūzo sąsiaurį ir uždarysiu, visus toks sudėdi ir belieka tada kokią, znaime frazę ištarti, taip, kad visiems būtų juokinga. Šiaip tai, aš sakyčiau, kad Rita Miliūtė panašiai daro savo laidą, gaila, kad ji yra savaitinė, ji turėtų būti kasdienė. Aš pasižiūrėjau tą, kur ji ten rodė žymųjį naujosios kartos socialdemokratų rajoninį politiką Vilkauską. Ir Miliūtė sėdi studijoje ir glosto tą savo šuniuką, o Vilkauskas 2 minutės kalba maždaug taip, posėdžio, kol jis prisiminė tą antrą žodį, praėjo ten kiek. Bet tai ne riktas, tai ne, kaip čia pasakyti, yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, Adamas Michnikas, mano bičiulis, jis mikčioja, yra sunku suprasti, nesvarbu kokią kalbą jis kalba, yra nelengva jį suprasti, reikia su juo pagyventi, kad pagautum, bet čia ne tai. Aš žiūrėjau taip, Miliūtė ten davė 5 ar 6 minutės, jis per tą laiką, nors žmogus baigė rusų kalbą ir literatūrą, tai kitaip sakant, turėjo daug knygų perskaityti, kol gavo diplomą. Bet kitaip neįmanoma baigti literatūros, ar ne? Jis nesuformulavo nė vieno baigtinio sakinio. Visi sakiniai buvo ne tai, kad sudurtiniai, ne, sakiniai pradžia ir į erdvę, pradžia ir į erdvę. Toks, panašiai kaip, nežinau, papūgos ir tai geriau pamėgdžioja. Ir Miliūtė tą rodo. Ir jeigu žmogus žiūri, jiem nieko nereikia. Ten paskui 1 arba 2 frazes pasako ir užtenka. Tai tu labai teisingai pastebėjai, kad komikai Amerikoje tampa tikraisiais žurnalistais, tikraisiais reporteriais. Ir kadangi jie daro tai kiekvieną... Stand-uperiai, ir kaip jūs ten... Stand-uperiai tai tie, kurie scenoje kalba prieš auditoriją. Čia kalbu apie tos, grynai tos late night show, kurie... Kiečiausius, kurie jau turi kurie daro tai reguliariai televizijai. Taip. Tai pastarųjų savaičių visos tos late night show laidos apie Donaldą Trumpą iš tikrųjų atrodo jos surrealistinės, bet jie pasigavę yra
tikrinti jo aplinką. Tai pavyzdžiui, praėjusią savaitę visi tie Late Night Show parodė apie jo FEMA yra tokia, aš kaip suprantu, kad krizių valdymo centras sukurtas Trumpo, šalia prezidento administracijos yra sukurta tokia organizacija, yra Trumpo paskirtas žmogus ir tas žmogus ne juokais, o iš tikrųjų pasakoja ten kažkokiam podcast'e ir tai parodė visos televizijos, kaip jisai teleportavosi ne vieną kartą. Jisai sako, aš išėjau į vaflių namus, čia kažkoks restoranas, ir sako, aš ėjau į vienus vaflių namus, bet atsidūriau už 15 minučių kelio kitose vaflių namuose. Tada jis pasakoja, kad McDonald'e vieną kartą, sako, aš tiesiog ėjau gatve ir atsidūriau McDonald'e su 15 000 žingsnių prisuktų laikrodį. Tada vieną kartą žmogus atsibudo, teleportavosi į griovį šalia bažnyčios. Ir tie komikai sako, kaip keista, sako, jis teleportuojas į tiksliai tas vietas, kur atsidurtum prisivaręs narkotikus. ir tu supranti, kad tas žmogus kalba rimtai, kad jisai teleportuojas ir jisai vadovauja JAV, ten FEMai, tai krizių valdymo centrui. Šią savaitę buvo vėlgi apie FBI direktorių Kešą Patelį, apie tai, aš kaip supratau, tai buvo tiesiog JAV tradicinė žiniasklaida paviešino šaltinių informaciją apie tai, kad tas žmogus turi ne šiaip girtuokliavimų problemų, bet kad jos tiek rimtos, kad į jo kabinetą kartais yra, jo neina išprašyti iš kabinetų ir yra buvę tokių atvejų, kai kvietė, maždaug kaip aro tuos laužti duris. Ir neseniai buvo, pastarasis kartas buvo, man atrodo, ar ne prieš kelias dienas, kai jis tiek prisilupo, kad visi pradėjo galvoti, kad gal numirė arba kažkas atsitiko ir panašiai. Tai dar pridėkim, kad Hegzetas turi priklausomybę nuo alkoholio ar nerimtą priklausomybę, Patelis, man atrodo, kad abi turi priklausomybės, dar ir narkotikai yra, plus yra tas, kur jis ten kažkokią Rusę samdėsi, kuri ar rusą, kur filmus kūrė už Kremliaus pinigus. Tai ta prasme ten, ir plus jis ten kai Kataras davė kyšį Trumpui tą lėktuvėlį, tai juk prieš tai Patelio kontorai Kataras pumpavo pinigus ten, nes artimas žmogus. Tai galima įsivaizduoti, kokioj padėty yra Amerikos generolai, kokioj padėty yra Amerikos valstybės aparatas žvalgai. Aš jau nekalbu apie visą valstybės aparatą, bet generolai ir CIA ir kitų žvalgybų darbuotojai, kurie yra profiai ar ne, geriausi profiai pasaulyje ir kurie, turi, pavyzdžiui, ten generolų niekas neklausė, reiškia, bombing ar ne, bombing, uždaryk Hormuzą, atidaryk Hormuzą ten. Ir pradėti karą, tai aš prisimenu, kai buvo pradėtas karas prieš ir pirmasis Irako karas, ir antrasis Irako karas. Kiek pasiruošimas truko? 4-5 mėnesius ten vežė, tempė ir taip toliau. Dabar maždaug, eik sumušk Iraną, o aš paskelbsiu pergalę. Tai dabar feikinė ataka, feikinė pergalė ir viskas virsta feiku. Ir žmogelis sėdi pagrindiniam poste ir menkai prisimena, ką jis liepė vakar daryti, ką užvakar liepė daryti. Jis tai tik tai pykčius išlaiko. Šitas blogis, šitą reikia patvarkyti. Tai tarkim, kas bus, kai su Iranu, tarkim, kažkaip, turbūt greičiausiai bus taip, kad Iranui paliks teisę reketuoti visus laivus. Dėl to pasaulinės naftos kainos nenukris į buvusias žemumas ir laikysis. Ir tada jis galvoja, pamatys žemėlapį, jis, Grenlandiją paimkit. Jisai sakė, Kuba bus kita. Kuba, jis jau šnekėjo. Reiškia, Kuba tai maišu, nes Kubai blogiau nebus jau. Tai yra taip blogai, kad blogiau būti negali, bet ims Grenlandiją, tarkim, kiek kariškiai gali kentėti, ar ne? O kadangi Trumpas atsivedė neatsakingų žmonės paskui save, tai galima laukti visko. Man atrodo, kad čia labai gera vieta pabaigti ir priminti, kad dėl to žodžio laisvė yra labai svarbi, nes žurnalistai gali apie tai pranešti tada, kai valstybės aparatas tampa
savo pačios vadovų įkaitais ir nepamirškite, kad šį šeštadienį, balandžio 25 dieną, 16 val. Katedros aikštėje vyks 6. mitingas už žodžio laisvę. Prisidėkite, galvojama, kad šitas mitingas bus didžiausias. Taip pat nepamirškite deklaruoti pajamas ir deklaruodami pajamas skirti 1,2% mums redakcijai. Redakcija, kaip žinote, prisideda ir prie mitingo organizavimo ir taip pat daro žurnalistinius tyrimus, mes kūrėme atvirą nervą, stengiamės kalbėti apie tai, kas yra svarbu. Primenu ir apie mūsų gerus draugus Audioteka, kurie siūlo Audioteka Club paslaugą, nieko vesti, jokių kodų nereikia, tiesiog video aprašyme susiraskite nuorodą, paspauskite ant jos ir galėsite mėnesį, 30 dienų klausytis maždaug 1200 audio knygų nemokamai, tų, kurios priklauso Audioteka Club katalogui. Pasižiūrėjau, kas yra tarp naujienų, daug yra naujienų, yra grožinės literatūros, nemažai naujienų. Taip pat atkreipiau dėmesį, kad Audioteka šiuo metu siūlo su nuolaida įsigyti audio knygų, nes galite tiesiog jas ir nusipirkti, turėti savo krepšelyje ir bet kada klausytis. Ir pastebėjau dar vieną dalyką, kad kabinetas 339 vis dar yra tarp klausomiausių Audiotekos knygų, ne tarp pačių klausomiausių, bet visgi žmonės vis dar klausot, kuo labai džiaugiuosi. Man atrodo, kad šita knyga įgauna naują aktualumą. Atsisveikinam su viešosios dalies žiūrovais. Patroninėje dalyje kalbėsime apie slapto įrašinėjimo situaciją, apie kurią pranešė socialdemokratai. Pakalbėsime apie kitus tokius atvejus ir pabandysime kažką pakalbėti ir apie šitą. Prisidėkite prie mūsų, tapkite mūsų patronais, prisidėkite prie redakcijos veiklos. Jeigu dabar prisidėti negalite, kągi, prenumeruokite mūsų kanalą, pasidalinkite šią laidą su tais, kam galėtų būti įdomu ir pasimatysim kitą savaitę. Iki. Tai aš smuksiu, jav, aš smuksiu. Jeigu tu smuksi, tai čia, žinai, pataisysi. Jūs kaip snaiperis turite numatyti judėjimą. Tai mano judėjimas taip bus. Gerai, dabar nukirpti viršų visiškai. Laukinės nesmat. Nors ir prieš tai nesmat, dabar dar labiau. Dampums. Dabar gerai ir dar? Nu, ką žinau. Aš tai dar biškį saugiau padaryčiau čia. Saugumo. Sakai, kad aš pasikelsiu, aš nepasikelsiu, žinau. Atėjai pasikėlęs, nežinau. Tu nepasikelsi, pasakė Dovydas, kuris pasikelia per pokalbį. Aš pasikeliu? Aišku pasikeliu. Aš 5 kartus per pokalbį pasikeliu. A ne, aš galvoju, kad aš smunku. Smunki ir pakyli. Tai kaip Feniksas. Įkrenti kanimus ir iš pelenų pakyli. Kaip Feneris. Tai pavirsta pelenai. Aš kaip Feneris.